Sveiki visi futbolo fanai. Labai džiaugiuosi galėdamas vis pasveikinti šiame visiškai naujame projekte. Sukūriau naują paskyrą FC25 ir nuo šiandien pradėsim ne tik kelionę šiame žaidime, bet ir nuolatinį tobulėjimą bei kovą dėl geriausių rezultatų. Šiame kanale dalysiuosi įvairiais gameplay video, strategijomis, komandos tobulinimu bei savo pasiekimais. Taigi, kas mūsų laukia šiame projekte? Taigi, visų pirma, tai naujos paskyros pradžia, kadangi tai visiškai naujas akauntas, viską pradėsime nuo nulio, nuo pirmųjų žingsnių iki stiprios komandos formavimo. Tai reiškia, kad kartu eisime per visą procesą, nuo pirmųjų rungtynių iki aukščiausio lygio varžybų. Ultimate Team kelionė įvykiant lygą. Mūsų pagrindinis tikslas – kuo geresni rezultatai vykiant lygoje. Tai reiškia, kad kiekvieną savaitę analizuosime žaidimą, mokysimės iš klaidų ir stengsimės gerinti savo įgūdžius. Jeigu tau įdomu pamatyti, kaip galima tapti geresniu žaidėju, ši kelionė bus kaip tik tau. Beje, pradėjau iš karto nuo Division Rivals, ne nuo Squad Battle ir be jokių problemų kilau divizione. Vėliau atlikau porą SBC ir užbaigiau keletą objektyvų. Dabar pereisime prie vienos smagiausių dalių, tai pakuočių atidarimo. Ekrane matysite, kaip atidarinėjau pakus, įskaitant ir kompanijos piką, kur man pavyko ištraukti Mapį Leoną. Manau, kad tai labai geras variantas žaidžiant su Patriku Jaro ir jų derinys turėtų būti solidus ir gynyboje, ir atakoje. Po pirmųjų pakų mano skodas atrodo daug normaliau, taip pat padariau objektyvus, kad gaučiau į Barbo, Džervinį ir Dombiją, kurie eis į evoliucijas. Beje, planuoju įmesti šiek tiek pinigų, kad galėčiau atlikti kelias evoliucijas ir dar labiau sustiprinti komandą ir tuo tarpu patestuoti šitos žaidėjus. Kalbant apie taktikas ir strategijas, tai tik gerai suprasdami žaidimo mechaniką galime pasiekti gerų rezultatų, todėl gilinsimės į geriausias taktikas, žaidėjų išdėstymą ir rungtynių valdymą. Analizuosime savo rungtynes, ieškosime silpnų vietų ir bandysime jas stiprinti. Jeigu tau patinka FC ir nori tobulėti kartu su manimi, būtinai prenumeruok kanalą, paspausk like ir paliek komentarą. Kartu kursime stiprią bendruomenę, mokysimės vieni iš kitų ir sieksime geriausių rezultatų. Ačiū, kad žiūrėjai ir iki pasimatymo kitame epizode.